sveiki, pagaliau sulaukė pavasario. Bet dabar jau tikras, aną vasarą buvo lygiai toks pats oras šiaip taip. Tai šiandien mes atvykome pas savo bičiulį Šarūną. Kadangi dabar yra šioks toks tarpas, dabar yra 15 diena balandžio ir kaip ir nelabai yra ką medžiot, tai aš nusprendžiau pakalbėti apie ginklus. Daug naujai iškeptų medžiotojų ir tikrai jiems yra įdomu. Labai daug nuomonių, labai daug patarimų, labai daug idėjų, labai, ta prasme, visi ekspertai. Bet manau, daug skirtingų nuomonių, ypač žmonių, kurie ilgai medžioja, yra labai svarbus. Greta. Jau galvojau, nebepasirodys. Ilgai lauktis, dar palauksi. Saulė turi nusileis. Sveikis gyvas. Nu ką, mes šiandien čia turim daug visko. Ginklai, šoviniai. Gerai. Man pagrindinis klausimas pradedančiajam medžiotojui. Ką jam įsigyt? Ir pagal ką spręsti, ką įsigyt, žinai? Čia ir pats sunkiausias, ir pats lengviausias turbūt klausimas. Tai jeigu trumpai tariant, tai kas jam patinka. Iš tikrųjų, tai kas jam tinka, patinka. Bet dabar galima pirkti, pavyzdžiui, iš karto graižtinį ginklą gali pirkti, gali lygiavamzdį pirkti. Tai turbūt reikia pačiam savo atsakyti į klausimą, kokios tavo medžioklės visgi patinka, jeigu kalbam apie medžioklę. Tai aišku, dabar daugiausiai visgi perka graižtinius ginklus, galbūt paskui jau lygiavamzdį, nes lygiavamzdis jisai likęs toksai arba sportas, arba paukščiai. Toksai kažkaip tai, sakykime, dar yra entuziastų, kurie ir pasėlina, sakykime, iš artimesnio, kad šūvį turėtų į žvėrį. Ir tokios medžioklės, galima sakyti, romantiškesnės jiems yra, tai bet jau čia reikia būti pažengus. Lygiavamzdis tik tai labai artimam labai mažas atstumas, taip, labai mažas. Tai va, užsirinkti tai, kaip mes juokaujam pardavėjai, tai pagal savo kišenę gali rinktis. Gali rinktis pigesnį kažkokį, pasimti ten, netgi naudotą gali nusipirkti. Tai čia pats paprasčiausias. Čia yra palikimas rusų laikų, čia yra Tozas 34. Kada valiai paskutinį kartą? Palikimas. Palikimas. Bet realiai tu su juo medžioji ir nebelabai. Pasakysiu taip, kad čia šitą ginklą man paskolino draugas, nes mano ginklai visi yra Vilniui. Yra tik tai va čia porą turiu atsivežęs. Kaip pasakai, kad filmuotis reikės lygiavamzdžio neturiu. Tai pas mane lygiai toks pat yra iš tikrųjų, tai mano žmonos dėdė padovanoja tokį patį. Tai mažai medžioju, tikrai su lygiavamzdžiu mažai medžioju, turiu pripažinti. Tai toksai daugiau kaip išėjimui, paukščiam kažkada atidarimas, uždarimas, va tokie va sezonai. Kaip sako, ypatingos progos. Galima ir taip, šventinės medžioklės gaunasi. Tai čia skaitosi, kaip jisai, koksai čia šautuvas? Čia yra lygiavamzdis, taip, lygiavamzdis, dvivamzdis, pats paprasčiausias ginklas, su kuriuo medžioja žmonės jau labai senai iš tikrųjų. Tai čia ir jį nesideda kulkos, dedasi ir kulkos. Taip, dedasi ir kulkos. Šratas visą laiką. Ne, dedasi ir kulkos, tikrai galima ir kulkom šaudyti. Ir mes Zal Arms esam irgi gamintojai kulkų, tai bus dabar ir varžybos gegužės 16 dieną. Tai irgi galite atvažiuoti pasižiūrėti, kaip šaudoma tik tai kulkom. Bet ta prasme ne šratinis, ne... Ne, tai bus kulkom šaudimas. Tai kokio dydžio ten vamzdis tai toks? Tai kulka irgi atitinkamai 28 gramų, pavyzdžiui, 28-32 gramų būna. Tai sportinės yra lengvesnės, medžioklinės yra sunkesnės, kad galios turėtų daugiau. Tai va taip pat ir medžiojam. O čia rankoj tavo... Čia jau graižtinis ginklas. Ištikimiausias palydovas. Taip, tai vis tiek su juo dabar daugiausiai yra medžiojama. Šitą ginklą pasirinkau turbūt vien dėl to, kad pats patogiausias jame yra optikų keitimas. Tai jau buvom kažkada šitam šaudyklui, tai nusukai,
Ne, tai yra labai paprasta bazė, nuimi Ir viskas. ir viskas, ir dedi kitą, pavyzdžiui. Tai čia tuo labiau, kad dabar galima naktinius naudoti, termovizorinius. Optika yra primatuota visada į tą pačią vietą, jinai šiaip. Čia jau ginklo bazė yra. Čia jau ginklo bazė. Ten ir Taip. dedasi, Taip. nes būna ant kitų, pavyzdžiui, ant šito, tai tu ten pasireguliuoji, į priekį turi atsiminti, kur užsidėjai ir Taip, panašiai. taip, čia jau O viskas. čia jau yra uždėta Taip. ir... Čia jau viskas, taip. Ir yra ir kitų tipų ginklų, kurie turi kažką tai panašaus, kur galima, sakykime, su pasukimu ten greito nuėmimo yra laikikliai, tai jau kaip idėjai, taip jie ten ir stovi. Ir paklaida yra patogus šitas, praktiškai minimali, tai tu šaudamas turbūt pats gali nutemti, taip vadinamai šūvį bet ne ginklas. Taip, ne ginklas. Gerai, koks čia yra kalibras ir... Čia yra ginčiasi medžiotojai, kuris yra populiaresnis 308 ar 3006, tai čia yra 308. Pasirinkau medžioti su šituo kalibru vėl iš naujo, nes labai ilgą laiką medžiau su tika ginklų 308, o dabar grįžau prie šito kalibro jau su blazerio ginklu ir taip pat irgi šaudysiu ir medžiosiu su lietuviška amunicija. Ok, tai šitas bus pusautomatis. Šitas taip. Šitas pusautomatis ir matai, jisai nelabai tinkamas, sakykime, medžioklį, bet su juo irgi medžioja. Bet su juo galima medžioti? Taip, galima medžioti. Tai turi būti dėtuvė su ribotuvu, ne? Ribotuvas yra labai paprastas, tai tiesiog, kad netilptų daugiau negu 2, sakykime. Kaip tą padaryti, kad netilptų? Nu tai va, pasižiūrėk, šita turėtų būti mano dėtuvė, tam ir padaryta. Viskas, taip, nebetelpa. Bet tu čia pats turi pasidaryti? Šitą aš pasidariau pats, nes realiai kaip ir tokio gamyklinio varianto nėra. Tai tiesiog į vidų, į spyruoklę buvo įdėtas tam tikras stabdis, sakykime, ir viskas. Ir paprastuoju būdu aš jo neišsiimsiu labai greitai. Žinai, jeigu ten patikrins, tai kad tu nepasikeisi kišenį laikydamas, kol kalbėsi. Tai va, čia telpa tik tai 2 ir sakau, čia pasidariau tokį kaip medžioklinį variantą šitos dėtuvės, bet realiai su šitų ginklų nesumedžiojęs. Tai yra tik tai šaudyklai, pramogai, galbūt, sakykime, gynybai, jeigu prisireiktų, nors, kaip pasakyti, turbūt rinkčiausi visai kitą ginklą dabar, nes pats pasirinkimas tų ginklų tokių tai dabar yra toks didelis, kad svaigsta galva. Jo, vis daugėja ir daugėja. Taip. Bet sakai, kad, gerai, kaip pavyzdys ten, kokios lapės ar kažkas tai, nedidelio, tai šitas ginklas, man atrodo. Labai tinkamas, taip. Nes, tas jau, pavyzdžiui, tai jisai jau taip, lapė gali ten likti be veido arba be... Bet čia pasirinktinai nuo kulkos irgi tipo. Matai, pavyzdžiui, vienos kulkos yra, turim GGG. Tai yra geraitės ginkluotės gamyklos, 2 šoviniai, ne? Ok, šitas labai įdomu, man skirtumai. Tai čia yra paruošta, kad ekspansuotų, taip, čia yra prieki švinas, ne? Ir viduje švinas, tik tai jisai apvilktas jau su variu. O čia yra tik skylutė prieki, ne? Bet viduje irgi gali būti švino. Bet jau šita ekspansuos ženkliai sunkiau, o šita ženkliai lengviau. Tai su kuria yra geriau medžioti? Su šita. Taip, su šita. Išeina taip, kad ta paliks, kuri neekspansuojant, taip, jinai paliks tiesiog skylutę užeis ir išeis. Ko gero taip. Bet irgi priklausomai, aš prisėsiu biškį. Išsiskleis, kaip sako. Jo. Šita, jeigu pataikys, matai, pavyzdžiui, iš karto į kaulą, ne, jinai irgi ekspansuos. Sakykime, kažkiek tai, ne? Bet jeigu jinai eis pro audinius, jinai ir praeis. Jo, bet jeigu eis tiesiog per minkštus audinius, tai jinai kaip eis, tai praeis. Ok. Bet medžiokliai tas galima naudoti? Taip, galima naudoti abu tipus medžiokliai, bet pavyzdžiui, kanopiniam naudojama tik ekspansuojanti kulka. Tai reiškia, aš dabar tik tai neturiu pilnai dengtos, tai su jomis galima tik tai švelniakailius vadinamus medžioti. Tai reiškia, kad jokių būdų negalima jokių kanopinių medžioti. Čia yra medžioklinis pusiau automatinis? Čia yra lygiavamzdis pusiau automatinis ginklas. Iš tikrųjų, čia yra toks, jau galima sakyti, raritetas, senukas, Vernier Coron V12. Vėliau buvo V12N, šiek tiek naujesnis variantas, tai pas jį irgi atitinkamai dėtuvėje, irgi turi būti ribotuvas, kai 2 į dėtuvę įdedi, 3 įleidi į vamzdį ir taip gali tada... O dėtuvė čia? Taip, dėtuvė čia.
yra. O Taip. čia atsisuka. Taip, čia atsisuka, išsiardo ginklas, galima lengviau užsivalyti. Taip. Bet čia toks jau ir vamzdis toks nemažas. Taip, čia, bet čia yra pakankamai trumpas vamzdis iš tikrųjų. Jo. Tai sakykime, čia jisai, kaip, va, šitas ginklas yra daugiau paukščiam visgi naudojamas medžiot. Tai vamzdis būna ilgesnis, vien tik tai tam, kad turėtum glaustesnį šūvį ir kuo aukščiau, kad galėtum pasiekti. Okay. O kaip jis persitaiso? Jis persitaiso labai paprastai. Tai pavyzdžiui, dabar, va, jeigu būtų kulka, įvyksta šūvis, ane, tai spina eina atgal ir paduodama šūdmuo ir vėl jinai užsitaiso, va, panašiai kaip dabar. Va. Okay. O kaip ten tie būna ginklai, kur taip persitaisinė? Čia filmuose būna, ne? Tai filmuose, bet jie, žinau, kad Lietuvoje jų irgi buvo ir, žinau, draugas Panevėžy turi tokį, tai, kaip pasakyti, istorija. Jis toks labiau prie žirgo, ne? prie kaubojų. Jo. Čia yra mažo kalibro vadinamas, bet mažo kalibro toks diametras yra 4,5 mm, tai 1,77 vadinamas. Nors kulka sveria 1,1 gramo, lekia 700 m/s greičiu. Aišku, vėjui jinai labai jautri yra, bet iki 100-150 metrų, tai kuo puikiausiai gali šauti su juo. Pažaidimui pasiėmiau ir optiką ženkliai didesnio, tai 25 artinimą net pasiėmiau. Tai, toks... O jisai, jo paskirtis kokia gali būti? Mažieji žvėreliai, sakykime. Tai kas, paukščiai? Ne, žvėreliai. Žvėreliai. Taip, nors paukštį irgi iš esmės kaip ir gali medžiot, bet su šita kulkelė, kurią tu ką tik tai laikai, tai aš nežinau, drasko labai stipriai, bet pavyzdžiui, medžiojant plėšriuosius, tai vat lapė, usūrinį šunį ypatingai, sakykime, tai man šitas kalibras yra labai geras. Daug draugų ir bebrų medžiokliai naudoja, nes aš seniau irgi esu ne kartą su juo medžiojęs bebrus, tai net kartais toks labai keistas dalykas būna, kartais medžioju su 308, kur 9 gramai kulka ir dar tai pataikius atrodo, kad, pabėga tarsi ta žvėris. Su 17 HMR šituo, tai mes į botagėlių net priminėm, nes tiesiog žvėris krenta vietų. Iki tiek sužeidimas yra, toks staigus, sakykime. Bet turbūt su šituo jau 2 vienu šūviu nepraeitų. Tas nėra praktikuojama, iš tikrųjų. Ne, aš suprantu, bet taip. Čia apie jėgą turiu kalbėti. Ne. Taip, nes jisai, pati kulkelė, kaip sakiau, 1,1 gramo, tai jinai tiesiog, taip, jau galbūt šiek tiek grubokai kalbant, jinai išsitaško. Nes ir skylė labai yra didelė. Tai... Okay. Tai ką žinau, galime gal pabandyti šauti, Taip. Šiandien gausi tik tai pasižiūrėti, nes galima šaudyti tik įsirašius į medžioklės lapą. Tai aišku, jeigu į medžioklės lapą įsirašinėjai, tai turi būti medžiotojas. Tai jau supratau. Tokiu atveju gali tiesiog pasitikrinti. Jo, tai medžiotojas gali tiesiog pasitikrinti, šauti 1-2 šūvius, sakykime, taip pasitikrinti ginklą medžioklės plotuose. Bet galima medžioklės plotuose? Galima. Taip, negalima tik tai vykdyti, sakykime, kažkokių, susibūrimų, varžybų ir taip toliau. Tai keliese atvažiuoti savo ten... 1-2 šūvius paleisti, tu gali... Nes tau iš esmės, reikia prisišaudyti kažkur. Taip, pasitikrinti, tiesiog pasitikrinti, prisišaudyti, taip. Ir va ten yra 100 metrų. Kur? Va čia, jeigu paeisi, va čia, matai, va tiesiai. Ai, bet ten? Taip, tenai yra tokia krūva lapų. Ten toks pylimas padarytas, plus dar tenai stovi tokia medinė kaip paletė, tai jinai tiesiog, jeigu šauna, tai jinai jos nepramuša. Jo, jos nepramuša. Gražiai Išsidrožęs šitas stalas. Naujas stalas, va čia dar senas guli, reikės išvežti būtinai. Ofiso? Bet šitų tokį pats susikonstravai? Ne, aš pasiprašiau, kad padarytų man ir matai, jisai yra skirtas ir dešiniarankiam, ir kairiarankiam. Tai ten yra, kaip sakiau, taikiniai, tai galima tiesiog išsišauti. O kaip, aišku, kas čia vaikščios čia?
Ne, tai čia matai ir yra saugu vien tik tai dėl to, kad čia niekas nevaikšto, čia nėra iš visko vaikščiot. Ir Ten pelkė visur. Taip, ten pelkė, ten niekaip neprieisi. Šitoj pusėje mes matom, toj pusėje į šūvio pusę, tai ir padaryta būtent pylimas, kad sustabdytų, pilnai kad sustabdytų. Ir vėlgi už jo, kas yra laukas? Už jo yra didelis laukas ir yra netgi tokie kaip įkalnė, sakykime. Čia, kur mes nuo viršaus matėm, tai... Taip. Tai šitam daiktui, kadangi yra su duslintuvu, tai kaip ir nereikia ausinuko, o kai išausim su lygiavamzdžiu, tai, sakykime, imituosim beveik medžioklę. Už tai, kad saugos priemonių ausų neturim, tai išausim tik tai vieną šūvį ir manau to pakaks. Tai čia dabar yra giraitės, yra gamyklinis medžioklinis šaudmuo. Dabar gali atsisukti, Karlai, mane. Aš palaukiu, kol prabėga, žinau. Antis. Pažiūrėk, mes čia, o antis nutupė. Aha. Matai antį? O čia tikrai antis? Taip. Jo, antis. Taip. Gaigalas gal net. Ir va, Šalia glučių. girdisi netgi kaip pūkštelėjo ir toks bup, viskas ir Suvalgė. Jo. O dabar apie patį šūvį, žiūrėk, man labai įdomu yra. Kaip patį šūvį atlikti? Pasidėjom pagalvės, tu pakišai dar ranką. Kadangi ginklas jau turi va čia atramą, dažniausiai būna žmonės darymą už va čia, va čia laiko. Jau realiai to nereikia, net ir sėdėt bokšte. Tai reiškia, kad jeigu tu jau kažkur į atramą atrėmiai, tai yra labai svarbi va šita vieta. Užtat va čia tas prailginimas ir padarytas. Nes jeigu tavo alkūnė kaba, tai prasideda judėjimas. Taip. Ir tada gaudai. Vis tiek dar prirėmė apačią biškį. Taip, aš va čia va pasidėjau tai, kad aš galėčiau taikytis į centrą, va čia va pasidėjau ir aš su šita vieta tarsi reguliuoju aukštį. Tokio va pasigaunu, kiek man reikia. Okay. Tai čia toks įprotis yra, žinai. Pagalvėlis būna pakišamas tokios. Taip, arba pagalvėlė jo, ir tada kilnoji ne ginklą, žinai, kad jisai kabėtų ore, o spaudi pagalvėlę ir atitinkamai vis tiek turi va čia va pakankamai gerą atramą. Okay. O dabar apie tą tavo... Taip, o čia yra tiesiog tas tylus šaudmuo. Tai jo skirtumas jisai yra koksai pats ekspansinis? Taip, čia kulka yra ekspansinė, bet vėlgi dar kartą kartoju, nėra skirta medžioti kanopiniam. Už tai, kad galios nėra tiek ir jos pagrindas man yra tame, kad jeigu aš sėdžiu bokštelį, laukiu šerno, ar kažkokio kito žvėries ir atėjo plėšrūnas. Dažniausiai plėšrūno nešaunama vien tik tai dėl to, su tokiu va garsiu šoviniu, kad iššoviai ir viskas ir tavo laukiamas laimikis, jisai gali būti, kad nebeteis. Dažniausiai taip medžiotojai galvoja, nors tikrai yra tekę iššauti ir su normaliais šoviniais ir vis tiek tas žvėris po kažkurio tai laiko ateina. Laiko tarpas tik tai galbūt skiriasi. O su šitu, jeigu tai yra, sakykime, tarp 50-70 metrų, jeigu atėjo lapė ar šitasgi, ar usūrinis šuo, tai tu gali drąsiai namų darbus gerus pasidaręs ir pasidėjus šaudyklai, tu gali tiesiog tyliai pasikeisti šovinį, sumedžioti tą žvėrį ir savo spakainiai sėdėti laukti kitą. Kuom jisai skiriasi nuo, pavyzdžiui, to, kur prieš tai šovė? Galia. Pagrindinis dalykas galia. Taip. Mažiau šiek tiek dedasi... Taip, parakas iš vis kitas netgi dedasi, negu kad, sakykime, į va tokio galingumą. Pats galas čia yra padengtas irgi vos, sakykime, kietesnių metalų, o viduj visas švinas. Visas švinas. Okay. Bet, o kodėl nupjautas galas? Jisai nėra nupjautas, jisai tiesiog padarytas būtent toks, kadangi jis yra labai lėtas, kad ekspansija būtų kuo didesnė vis tiek. Dėl to jo daugiau Taip. Yra. Okay. Ir šitos kulkos, tai H&M kulkos gamintojas, tai netgi bijau dabar pameluoti, net rekomenduoja užtaisinėti iki 500 metrų per sekundę greičiui. Didesniam greičiui nebegalima, tiesiog turbūt, kad jinai jau praranda taiklumą visiškai, nes didelis greitis, jinai pati minkšta, jinai graižtuose neįsisuka gerai ir viskas, ir tiesiog nebus efekto tokio. Okay. Ateik būni čia, ateik pas mane. Ateini.
sėdi čia. Girdėsi, labai gerai girdėsi. Jo, ir sakau, ir atmušimas beveik tokio pačio garso kaip pats šūvis, iš tikrųjų. Jo, bet visiškai kaip su pneumatinis. Taip. Tai čia toks įdirbis yra. Nu ką, dabar senuką. O, čia raritetas. Čia tau siūlyčiau užsidengtusis, taip. Čia nėra tas begarsis, ne? Ne. Aš neatsimenu, kuris dabar tiksliai čia, žinai, turėtų būti, pabandysim. Aha, palauk, biškelį, man aukščio reikia. Tai galvoju, kad sumedžioji kažką. Ir žinai, ir tada tai būna aromaterapija. Saliutų parako kvapas. Taip. Iš vaikystės saliuto. Taip. Čia, žinai. Tai o kiek metrų su šituo? Su šitu apie 50 metrų, toks normalus taiklus šūvis, bet galima iki 70 metrų, manau, kad šautų. Ir tikrai būna, kas išsibando ir 100 metrų, žinai, tai čia, atitinkamai kaip tu nori. Bet čia jeigu su šratais? Ne, čia yra kulka. Čia jeigu kulka. Čia yra kulka, taip. O taip. šratai? Šratai atitinkamai irgi. 30-40. Taip, skaičiuojama pagal milimetražą iš tikrųjų, žinai, bet realiai tai, kaip pasakyti, jeigu tu medžioji antis, tai irgi stengiamas nuo apie 30 metrų, kad būtų, tai tikrai jau tas normalus šūvis. O gerai, o šito ir, ar pačio ginklo, ar kulkos tas atstumas yra? Turbūt kulkos yra. Tik galingesnė, tai ne, šitų tai tu net negali lyginti. Jo, aš suprantu. Šitas bet kokiu atveju mažiau lekia, o šito kulka tai jinai labai galinga. Ir jinai, žinai, su juo gali kilometrą šaudyti drąsiai. Bet, jeigu matuojam, pavyzdžiui, man reikia šauti kilometrą, jo, tai ar reikia rinktis ginklą, kuris gali šauti kilometrą, ir kulką, kurį tą ginklą. Ir tą reikia. Taip. Ir atitinkamai dar plus optika gali ir su šita šauti, tai yra 5, 40, 56 skaičiukai, sakykime, jos išmatavimai, kitaip tariant. Bet jeigu tu jau renkiesi sportui, tai bet kokiu atveju pats visas komplektas jisai bus sportinis. Jeigu tu renkiesi medžiokliai, jisai bus medžioklinis. Bet matai, dar apie pasirinkimus kalbam, kaip ten pirmai kalbėjom, ne? Kai sakom, ką rinktis medžiotojai, ne? Tai paskutiniai 2 pirkimai buvo labai paprasti. Vieną ginklą pirko mergina, kitą dieną pirko ginklą vaikinas. Mergina pirko naują ginklą, naują optiką, viskas buvo nauja, ne? Ir tam skiria, nemažai pinigų iš tikrųjų, ne? Bet jinai turi ginklą, su kuriuo jinai nuo pat pradžių pradeda medžioti. Tai, fainas dalykas už tai, kad jis yra ne kažkieno tai naudotas. Kitasgi nusprendė, kad tam, kad suprastų, ko jisai nori, iš tikrųjų, jisai pirmiausia renkasi naudotą ginklą, su juo kažkiek tai pašaudo, pažiūri, pamedžioja, ir tada nusprendžia. Jam visgi eiti ir pirkti kažkokį kitą ginklą, rinktis vėlgi galbūt naują, vėlgi galbūt naudotą, bet kitą ir taip, nuspręsti, ko jam reikia iš tikrųjų. O mergina, sakau, iš karto pasirinko naują ir kiek žinau, tai ne kiek žinau, o iš tikrųjų mes buvom su ja šaudyklai, turiu įrašą, tai Hantai labai nustebino tuom, kad šaudė tikrai geriau negu kai kurie vyrukai. Tikrai geriau. Kaupimas. O vyrai, žinai, gal labiau mėgsta naudotus daiktus. Nepasakyčiau, žinok, nepasakyčiau. Čia pasirinkimas. Hantai, kas yra? Mes tuo išmaudysim. Jis nori žaisti. Žiūrėk. Na, eik pasimaudyti. Bus ramiau dabar. O jisai antis parneša? Parneša. Mačiau, kaip jis bebro bėgo parnešti. Atnešk, atnešk. Atnešk. Labai norėjai.
ką žinau, man atrodo pakankamai nemažai tos informacijos. Bet čia, man, žinok, čia ne tai, kad nemažai, čia yra visiška bazė ir tos bazės gal 10 dalis. Reikia pradėti, nu žinai, nu kažkokių vis tiek reikia, nes internete daug visko, daug tų patarėjų, daug visko, žinai. Reikia, aišku, geriausia, kai tu praeini, bet jeigu tave kažkas paėmęs už rankos veda, tai bent kažkokį kelią, žinai, teisingą suras. Bet, nu, tikiuosi, kad kažkiek klausimų atsakėm, arba dabar jų dar daugiau atsirado. Čia visada tai būna. Čia visada tai būna. Kreiptis į Šarūną, su malonumu Facebook'e atsakys visą laiką susirasti. Ir gyvai labiau norėčiau atsakinėti klausimus.